Atsimeni, pasakojai, kad kiekvienas miškininkas savo automobilyje turi turėti dažų. Tai va žiūrėk, o kokios spalvos pas tave dažai automobilyje? Aš įvairių spalvų važiuoju, ir žalių, ir ryškių oranžinių. Gal gali parodyti? Bet čia jau likutis, daug nėra likę. O tavo spalva, kuri mėgstamiausia? Geriausiai matosi tai šita. O tavo mėgstamiausia? Mėlyna. Čia yra trafaretas. Kažkada važiuodamas iš Zarasų į Uteną, žiūriu, važiuoju miškovežis. Iš galo matau pakrautą medieną, lygtais, kad panašiai, kad mūsų priekabos numerį. Žiūriu, o, mūsų priekabos numerį. Važiuodams galvoju, kaip padaryti, kad visi važiuoja iš galo, pavyzdžiui, miškovežių, yra pakrauti rastai ir kaip pažinti, kad jie yra mūsų. Nu, tiesiog kaip firminis ženklas. Tai sugalvojau padaryti tokius trafaretus, ant kurių miškovežių rietuvėse yra pasiema. Vadybininkas, kada matuoja sandėlį, užpučia. Ir jau kai atvažiuoja mūsų miškovežiai, tai tada mes mato, kad yra mūsų mediena. Tai mes taip kaip ir markiruojam savo medį.